Valstybė nuosekliai kuria monopolį lošimo paslaugų rinkoje. Jame dominuoja dvi bendrovės – loterijos sektorėje Olifėja, azartinių lošimų sektorėje Top Sport. Ar turime objektyvių duomenų, kad valstybė tiesiogiai prie to prisidėjo, prie dabartinės situacijos rinkoje? Žinoma, kad turi žmonės tie, kurie domisi, o mes kadangi domėmės ir dirbame senai, tai tikrai jų turime. Kaip jau minėjau, azartinių lošimų ir loterijų rinka, kurios įeina į lošimo paslaugų apibrėžimą. Abi šitos veiklos vykdomos daugelį metų, nuo 2001 metų legalizavus azartinius lošimus, o prieš tai jau ir loterijas, yra prižiūrimos specializuotos institucijos. Kaip sakant, po reformos tai būtų lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos ir reguliuojama reguliatoriaus Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir dalyvaujant, tobulinant teisės aktus, teisinę bazę vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui. Seime netgi yra kelios, institucijos, viduj padaliniai, tai yra biudžeto finansų komitetas pagrindinis, dabar socialinių reikalų komitetas taip pat dalyvauja kaip pagalbinis, privaloma tvarka, jie patys priėmė tokią rezoliuciją ir, kaip sakant, priklausomybių komisija. Tai, kad jie prisidėjo prie tos situacijos, tai mes akivaizdžiai matome iš grafiko 3 ir 4. Nes, kaip jau minėjau, kadangi rinka prižiūrima 1, rinka reguliuojama 2, rinka... Institucijos negalėjo nematyti. Tai yra neįmanomi dalykai, o bendra tvarka, tai yra dar ir Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, kuri taip pat užsiminėja, tokiomis situacijomis rinkoje. Dabar, kaip mes ir kalbėjome, jeigu domiesi ir dirbi senai, tai žinai istoriją. Kai žinai istoriją, turi apie ką pakalbėti. Tai Valstybinė lošimų priežiūros komisija 2010-2011 metais patvirtino 3 bendrovėm reglamentus. Tik joms, tik toms, kurios tuo metu turėjo lažybų punktus ant žemės, kaip Top Sportas, lošimų strateginė grupė, prekės ženklas Tony Bet ir 3 bendrovė Orakulas. 2 iš jų po to buvo parduotos. 12-16 metai socialdemokratų valdymas, senas vilkas, gerbiamas Julius Sabatauskas, tuo metu flirtuodamas su koalicijos partneriais iš Tvarka ir Teisingumo. Tuo metu žinom, kas buvo finansų viceministras, ką mes tuo metu turime. Tai yra tas garsusis registro prastumimas, probleminis lošėjų registro prastumimas. O tuo pat metu mes turime nelegalius online lošimus, 6 metai, 2010-2016. 3 banginiai susiformavo per tą laikotarpį, kur turi absoliučią monopoliją. Tai gindama viešą interesą, šitą sprendimą Valstybinės lošimų priežiūros komisijos, šitos sprendimus Valstybinės lošimų priežiūros komisijos apskundė ir laimėjo. Generalinė prokuratūra. Taip, generalinė prokuratūra ir laimėjo. Vyko tai ilgai ir nuobodžiai, bent 3 metų, tačiau veikla nebuvo sustabdyta, nors buvo ir publikacijos ir visa kita. Įdomiausia yra tai, kad būtent tuo metu, jokios kitos bendrovės, kol vyko teismai, kol nebuvo legalizuoti, tos pačios ir lažybos nuotoliniu būdu ir kiti lošimai, tai yra nuo 2016 sausio 1, tol veiklos vykdyti negalėjo. Tai dabar, per tą laiką viena bendrovė 6 metus veikė, kitos 2 jos buvo parduotos, ir jas įsigijo tokie prekės ženklai šiandien mirguliuojantis, viešumoje Olifėja, Orakulą ir, Bet Safe, Tony G.
įsigijo. Ir šiandien šitos 3 bendrovės, kaip rodo diagramą, taip, jos aiškiai dominuoja nuotolinių lošimų rinkoje. Ir ką nors pakeisti, reiškia, šitoje situacijoje praktiškai yra turbūt, kad jau ir nebeįmanoma. Tai šitą situaciją aiškiai sukūrė valstybė, aiškiai proteguodama šitas 3 bendrovės. Dabar įdomybė yra ta, kad vartaliojant tam tikrus dokumentus, reiškia viešus dokumentus, aiškiai matyti, kad visos šitos bendrovės, reiškia, neturėdamos nei leidimo, nei jo labiau licenzijos, jos darbavosi tą laikotarpį non-stop. Jokios kitos bendrovės negalėjo, reiškia, to daryti. Tai jos netgi gavo leidimus 2016 metų sausio mėnesio nuo vidurio, regis nuo 14 dienos iki 28, reiškia, tačiau jokių stabdžių, reiškia, LPT, lošimų priežiūros. Nes formaliai legalizuota sausio 1 ir nuo sausio 1 jau nebuvo galima be licencijos dirbti. Tai ir aplamai buvo negalima, bet jos dirbo, veikė non-stop. Įdomus įvykis atsitiko 13 metais. Tuometinė lošimų priežiūros tarnybos direktorė Edita Bishop viešai buvo pažadėjus, kad vykdys teismo sprendimą ir jokios lažybos ir kitos paslaugos nuotoliniu būdu nuo 13 metų spalio 1 jos teigimu būtų negalėjusios jau vykdyti veiklos. Kas atsitiko ten? Kodėl jai to nepavyko padaryti? Matot, kas atsitiko, reikėtų paklausti pas ponę Bishop, kuri buvo Ingridos Šimonytės protežė. Nes būtent Ingridai Šimonytei būnant ministrė, reiškia, nuo 9 metų iki 12 metų, būtent prieš 12 metus, prieš pasikeičiant politiniai daugumai, Seime ir vyriausybė, Edita Bishop buvo paskirta lošimų priežiūros tarnybos pirmąją, reiškia, direktorę ir ilgai ten neužsilaikė, atėjus naujai daugumai į Seimą. Tai kaip jūs dabar sakot, įdomi data, reiškia, 2013 rugsėjis, ar ne, kai jinai komentuoja, tai panašių laikų šiek tiek vėliau atėjo ponas Daukšys. Dabartinis direktorius. Taip, į kontrolės jo skyriaus vedėjus. Jo, tai va, tai ir jis gruodžio mėnesį 15 metų jau tapo direktoriumi, ponė Bishop kaitumo būdu iškeliavo į sveikatos ministeriją. Į žemesnės pareigas. Žemesnės, jo, ir dabar jinai dar žemesnėse pareigose. Tai va, tai visą informaciją reikėtų turbūt pas šitos, reiškia, tarnautojus pasiteirauti dėl šitos informacijos, tai kaip jie matė tą reikalą. Loterijų rinkos arba loterijų monopolio situacijos susiformavimas vėlgi nebuvo atsitiktinis. 19 metais tos įteisintos nuotolinės loterijos prieš tai dar buvo įteisintos tos pačios lošimų priežiūros tarnybos neteisėtų būdu. Nu, matot, teisėtų ar neteisėtų, tai čia sprendžia teismas. Bet prokuratūra jau buvo kreipusis. Jo, bet esmė čia kame yra. Kaip aš sakau, nebaudžiamumas ir užkrečiantis pavyzdžiai, kuriuos mes pateikėme, kai buvo legalizuoti nuotoliniai, reiškia, lošimai, konkrečiai lažybos 2010-2011 metai, tai mes matome, kaip sakant, atriša rankas žmonėm pritaikyti gerąją praktiką kabutėse, ar ne, nu, ir kituose sprendimuose. Tai čia akivaizdus atvejis, kai buvo iš tikro tai padaryta, o paskui, reiškia, per įstatymą, kurį sukūrė Finansų ministerija, kuris yra tikrai kritikuotinas, taip, jisai tiesiog, nu, mums parodė, kad gali daryti, ką nori, kaip nori, nu, tai ir viskas. Iki tol įstatymas teoriškai neleido daryti nuotolinių loterijų. Tai čia yra patvirtinimas šitos savivalės, šitos atsakomybės nebuvimo ir iš viso kontrolės nebuvimo iš įstatymų leidėjo pusės ir taip toliau ir panašiai. Tai tas pats ir priešingai. Jeigu matant su lošimais, tai matėm, kaip tie veiksmai sukosi. Kaip jie sukosi, kokie čia buvo interesai. Jie visiškai priešingi civilizuotos valstybės, reiškia, nu, sakykim, požiūrį.
neteisėtai legalizuota veikla, teismai pripažįsta, ar ne, generalinė prokuratūra kreipiasi ir laimi teismus ir jie, reiškia, sugeba, reiškia, mistiniu būdu, reiškia, legalizuoti šitą veiklą, suteikti tom 3 bendrovėm, sportiniais terminais sakant, paleisti jos 6 ratais, reiškia, anksčiau, ar ne, ir visi kiti startavę 16 metų sausio 1, šiai dienai praktiškai sėdi uodegoj. Man atrodo, čia klausimų jokių didelių nėra, kaip tai vyksta ir kodėl tai vyksta, atsakiau. Sumilai, tai jūs sakot, kad 3 bendrovės dirbo išskirtiniam sąlygom ir, iš esmės, susikūrė savo nuotolinių paslaugų rinką. Netgi 16 metais legalizavus tuos internetinius lošimus, jie ir toliau užėmė pagrindinę dalį ir šiandien, kaip mes matom, jie dominuoja rinkoje, ypač nuotolinių lošimų paslaugų rinkoje. Bet viena iš deklaracijų, kurią mes girdėjome iš Mykolo Majausko, kai jis 21 metais kalbėjo apie konkurencijos didinimą, čia naujų investuotojų pritraukimą, taip toliau, kad neva tai nuotolinių lošimų paslaugų rinkoje galima padidinti pasiūlą, vartotojai tada rinksis kitus teikėjus ir taip toliau. Šiuo įstatymo projektu yra siekiama 3 tikslų. Pirma, tai yra panaikinti diskriminuojančias nuostatas, kurios leido 3 įmonėms monopolizuoti nuotolinių žaidimų rinką. Mykolas Majauskas kalba apie tai, kad reikia padidinti konkurenciją, kad neva tai tie operatoriai, kurie norėtų dirbti tik tai nuotolinėje erdvėje, yra diskriminuojami. Ar tai teisingas požiūris, ar priešingai diskriminuojami gali būti šiek tiek kiti operatoriai? Visų pirma, atsakydamas į jūsų klausimą ir į Majausko šitos teiginius, galiu visiškai atsakingai pasakyti, kad niekas netrukdė išoriniam operatoriam, užsienio ir ne užsienio kapitalo ateiti į rinką, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, taip, kurie įvertino, reiškia, naudingumą Lietuvos valstybei, ar ne, įvertino ypatumus šito, būtent nuotolinių lošimų paslaugų verslo, nuotolinių lošimų, taip, ir prašau, jokių problemų nebuvo, bet ką jisai padarė? Jisai padarė priešingai, iš Seimo tribūnos deklaruodamas, kad, reiškia, pažeidžiami jų interesai ir jie yra diskriminuojami, ar ne, ir labai čia reikalingi, kai aš sakau tiesiai, jie visai nereikalingi Lietuvai, kadangi šitas verslas nei cento neįveža į Lietuvą nuotolinių lošimų, jisai iš esmės pumpuoja lauk pinigus Lietuvos Respublikos ir dar negana to nesukuria jokios realios pridedamos vertės. Pasakiau tiesiai, 3 bendrovės pagal Majausko projektą paėmusios licenciją 68 darbo vietos. Ir visa kalba tuo pačiu metu tarp 250 ir 300 prarastų darbo vietų. Štai ir visas reikalas. Tai kuo rūpinasi Lietuvos Respublikos, reiškia, piliečių įgalioti asmenys Seime, tai mes turbūt dabar iš šito jau dalinai ir matome. Dabar grįžtų atgal, tai Majauskas aiškiai diskriminavo, reiškia, verslą, labai didelę nepagarbą parodė, ta prasme, kad padarė tiem ateinantiem nuotoliniam, reiškia, didžiulę protekciją, uždegė žalią šviesą, visiškai neįvertino to, kad vietiniai verslai, kurie dirbo anksčiau, sukūrė vietas antžeminės, ar ne, jie taip pat ir nuotolinę veiklą vykdė, staiga jisai pakeičia sąlygas. Tai jeigu tu ateini iš išorės, daryk pagal teisės aktus, taip kaip tau numatyta, taip kaip veikianti rinka veikia. Kitaip tariant, vietiniai turėjo viską investuoti, o dabar užsienietiškam nuimta ta pareiga. Bet dar įdomiau, šita veikla, tai mes akivaizdžiai matom, jinai turi milžinišką įtaką antžeminiam lošimam. Ir turės dar didesnė, jeigu nebus pakeistas reglamentavimas. Jisai tiesiog akivaizdžiai protegavo jo, o tos, kurie dirbo, diskriminavo. Vat viskas apversta aukštyn kojom. Štai ką jisai darė. Vat. Ir jisai nekalbėjo, jisai darė. Patvirtino, kad jis buvo iniciatorius, bet vat kas jam parengė projektą, šito jisai tiesiai šviesiai ir nepasako.
ar ne? Nepasakė iš tribūnos, kas parengė jam šitą projektą. Kas formuluotės pateikė. Būtent. Ir dar toliau pasakysiu dėl visų šitų dalykų. Kalti visiems vienodą mokesčio tarifą, taip, visiškai neįvertinus situacijos, ar ne, rinkoje. Tai dar labiau patvirtina, reiškia, jo užimtestumą, nes esmė yra tame, kad jau tuo metu mes matėme milžinišką pelningumą nuotolinių lošimų rinką užvaldžiusių subjektų. Šitą pelningumas ant žeminių ir nuotolinių nepalyginamas. Tai buvo kažkur 12–10% žemėje ir tuo pačiu metu virš 50, reiškia, nuotoliniai erdvėje. Bet jam atrodė, kad 20 visiems vienodai yra teisinga. Tai akivaizdu, valstybė patyrė milžiniškus praradimus. Tai viena, jisai prarastos darbo vietos kelių šimtų, reiškia, skaičių pavydalų ir taip toliau, už to yra žmonės. Vedu prie paprasto dalyko, man panašu, kad Lietuvos Respublikos išrinktieji žmonių, ar ne, jie atstovauja visai ne Lietuvos žmonėm, o kažkokiem žmonėm iš kažkur atėjusiam. Tai šitą mes akivaizdžiai matome, tai yra aišku ir visas resursas ant to dirba. Ir politinis administracinis. Nes tiesiogiai su tuo projektų kilmės klausimu susijęs ir kitas dalykas, o kodėl licenzijos nuotoliniams lošimams įvestos, o nuotoliniams loterijoms licenzija neatsirado? Tai, kaip aš sakau, kaip užsakyta, taip ir dirbama. Tai tas akivaizdu, visiškai aiškiai, bet aš dabar noriu dar truputį grįžti, kadangi dar netaip išsamei pasisakiau, kaip galėjau, kaip turėjau pasisakyti. Tai buvo vertinama štai kaip, kadangi rinka veikia ant žeminę, taip, buvo įvertinta taip, taip kaip jie įvertino loterijų po to rinką, ką jūs klausėte, kad užteko leidimo. Kodėl? Todėl, kad skaitėsi, kad tai yra, reiškia, tik tai organizavimo, reiškia, būdas, nuotoliniu būdu. Tam pakako leidimo. Tai ne nauja veikla, kurią tu vykdai atskirai. Tai yra lošimų veikla, taip, azartinių lošimų veikla, tik tai kitų būdų, nuotolinių, pateikiama ta paslauga piliečiui ten į namus, ten į kur nori, ar ne, į darbo vietą, bet kur, ar ne, ir bet kokiom priemonėm, ar tai telefonu, ar tai į kompiuterį, ar kitom priemonėm. Bet kur skirtumas tarp loterijų ir lošimų šiuo aspektu? Niekur, paprasčiausiai, čia dar kartą tik tai yra patvirtinimas, taip, kad yra visiškai skirtingi standartai taikomi, taip, ir valstybė nuo šito ir vėl prarado masę pinigų. Galiu pasakyti drąsiai, nes susidaro vaizdas toks, kad, reiškia, loterijos, kuriuose jau ko gero yra monopolis dviejų bendrovių, ar ne, susijusių. Faktinis. Faktinis, taip, tam reikia konkurencijos tarybos patvirtinimo, ar ne, jau nereikia nieko, jokių represijų, nieko, nes visos šitos priemonės, kurios taikomos, reiškia, reguliuojant azartinių lošimų rinką, mano galva, yra suorientuotos išimtinai į vieną tikslą. Kaip, reiškia, užvaldyti rinką. O po to, kaip Dievas duos, reiškia, kelios bendrovės, po to gal ir liks viena bendrovė ar dvi. Tai jeigu toks tikslas yra. Jeigu toks tikslas užkoduotas, tai klausimas, kas yra autorius tokio tikslo, ne? Tai čia tikrai ne mum yra aiškintis, ar ne, kas yra autorius, panašiai, bet aš žinau tik tai vieną dalyką, ką aš matau. Reiškia, darbo vietos prarastos, smulkiam verslui ir Lietuvos verslui dirbti neleidžiama realiai, sakau tiesiai, ir šitokius dalykus dar prieš 20 daugiau metų, kas inicijavo užsienio kapitalo bendrovės, kuriuom ir nereikėjo tos konkurencijos, nereikėjo vietinių. Tai sakau, ką mes dabar šnekam, jeigu kas nors įdėmiai iš tikrųjų paklausys tą mūsų ciklą laidų nuo pradžių iki pabaigos, tai galiu pasakyti, tikrai užsiims už galvos, nes tai mano galva tai yra kriminalinių nusikalstamų veikų, reiškia, rezginys ir tęsinys. Jisai tęsiasi laike labai galingai. Tai darydamas jau galutinę išvadą apie situaciją, sakykime, rinkoje, galiu pasakyti štai ką, kad nuo pat pirmos legalizavimo
dienos azartinių lošimų žūtbūt buvo siekiama neribotų lošimų dominavimo, tam buvo atlikti tam tikri veiksmai, kaip atriboti smulkų verslą, nors pavyzdžių, gerų pavyzdžių, brandžių labai valstybių jo buvo. Bet niekam to nereikėjo, nes matyt užduotis tokia buvo. Tai kaip jums kalbėjau, kad tai gali būti susiję su tam tikrų labai svarbių duomenų apie asmenis, taip, kurie labai reikalingi spec tarnybom, kai kuriuom, aišku, ne Lietuvos matomai. Kaip išstumti, kur smulkiai žaidžiama, jiems labai rūpėjo, kad kuo stambiau žaistų, tai tam neriboti lošimai. Jo, lošimų industrija, taip, kazino industrija, jinai turėjo dominuoti. Tai vat, ką mes matėme eigoje ir ką mes pamatėm legalizavus nuotolinius, tai matome grįžimą ir iš šitų skaičių, kuriuos pateikiau, ar ne, kai kas antras statymas yra realiai visoje rinkoje. Šiuo metu daromas A kategorijos automatais nuotolinių ir antžeminių būdų, jo, tai man kažką tai tas pasako, kad iš tikrųjų yra žiauriai rizikinga rinka, taip, žiauriai. Ir stengiamasi žmogui praktiškai neduoti pasirinkti. Tai šiandien, jau dabar vėl skaičiais pasakysiu, už 23 metų pirmą pusmetį mes matome štai kokią situaciją, kai pavyzdžiui B kategorija, reiškia vartojime statymuose už pirmą pusmetį, tie turi 1,1%. O nuotoliniai ten virš 60 A kategorijos. Štai turim šito reguliavimo pasekoj tokią situaciją. Dabar kas liečia bendrose pajamose, sakykime, B kategorijos riboto statymo, reiškia automatų, mes turim 2,4%, ar ne? Tai yra tas pats, kas niekas. O taip tiesiai iš niekas, visiškas niekas. Tai matant visą tą veiksmų virtinę per 20 metų, tai aiškiai matėsi, ko jie siekia. Jie siekia žūtbūt pasiekti va šitą rezultatą. Tai jiem nuotolinių lošimų atėjimas labai stipriai padėjo, o Majausko, reiškia, pataisos pagreitį suteikia. Bet šito vietoje turim žmogų, kuris galėtų viską paaiškinti. Tai yra, Mykolas galėtų atvirai ir aiškiai pasakyti, kas yra tikrasis jo rankos vedžiotojas ir kas iš tiesų tų idėjų autorius. Aš manau, kad vėliau ar anksčiau taip ir atsitiks, net neabejoju. Jis tą turės padaryti, nes, kaip sakant, iš tikrųjų jis vykdė siaubingą veiklą, taip tiesiai šviesiai kalbant. Tai mes išanalizavom, koks, reiškia, poveikis vartotojui, koks poveikis valstybės biudžetui. Jis gali pasakyti čia, kad aš padidinau mokesčius visiems vienodai, o kokios pasiekmes, kiek žmonių neteko darbo, kam jis gero padarė. Užsienio kapitalo bendrovėm, kurios 68 darbo vietas sukūrė Lietuvoje ir parėmė krepšinio ten federaciją, klubus. Iš tų pačių, reiškia, Lietuvos piliečių išleistų praloštų pinigų. Ką mes matom, kai žiūrim į dabartinę nuotolinių paslaugų rinką ir ten dominuojančius nuotolinius lošimo paslaugų teikėjus? Ar tarp jų kiti ženklai naujieji, ne tie trys, ne Olibet, ne Topsport, ne BetSafe, ar kiti turi šansų ateiti į tokią rinką ir kažkiek tai atsiriekti savo to nuotolinių lošimo paslaugų rinkos? Jisai savo taip vadinamą pertvarką padarė, kad galėtų ateiti. Bet kiti veiksmai, kurie buvo atlikti ir bus dar atlikti, aiškiai sako, kad jie ateiti gali, bet jie čia nieko nepasieks. Nes esmė yra tame, kad reikia suvokti, kad žmogus kaip gyvulys, jeigu taip kalbant paprastai, Saharoje, dykumoje, jis eina prie to pačio vandens telkinio gerti ir jis jokiais būdais nenueis kitur. Tai lygiai tas pats ir čia. Pas ką pradėjai vaikščioti, iš esmės, reiškia, tu ir vaikščiosi toliau. Tokia yra, reiškia, šitos, reiškia, ekonominės veiklos, tokie yra ypatumai. Ir jie, sakykime, per tiek metų dirbdami, reiškia, be jokios konkurencijos, teikdami tik tai lažybas nuotolinių būdų, reiškia, telefonu, ten internetu ir taip toliau, aišku, neteisėtai, apie dalyvavimą tam tikrų politinių jėgų, sakykime, ir tam tikrų asmenų, ir ne tik jų, bet ir jų pagalbininkų iš civilinio gyvenimo, ar ne, įvairių advokatų, lobistų, tai galima
galima pažiūrėti, kaip jie deklaruodavo, kaip jie kalbėdavo apie visiškai nelegalią veiklą, taip, neteisėtą veiklą. Jie kalbėjo kaip teisėtą, kuri vyko be leidimo, be nieko. Tai va tokią mes turim situaciją. Tai nuotoliniai lošimai po jų legalizavimo įgavo dar papildomos galios, papildomų rūšių. A kategorijos lošimus, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, A kategorija, ten stalo lošimai, ten, kaip sakant, įvairūs lošimai, tie patys totalizatoriai ir lažybos ir taip toliau ir panašiai. B kategorijos automatai. Tai jūs įsivaizduokit, jeigu tu savo tam kioskelį prekiauji vieną prekių rūšim, vienas ir staiga, reiškia, tiem patiem tavo vartotojam, klientam lietuviškai kalbant, ar ne, tu gauni didžiulę pasiūlą, didžiulį labai efektyvę pasiūlą. Naujų paslaugų. Naujų rūšių. Nu tai kaip pasakyti, tai kaip aš sakau, ruošk pilietį kišenę, ruošk kortelę, ruošk viską ir leisk tos pinigus, tai tas ir vyksta, viskas čia, kaip sakant, akivaizdu ir aišku. Jeigu žiūrėti struktūrą, tai mes tikrai matome ją tokią, kokią ją tam tikri žmonės ir suprojektavo ir įgyvendino. Turėjo biškį baimių, bet įgyvendino. Gerai, pakalbėkim tada konkrečiau. Vat minėjom, ta prasme, kad konservatorių Majausko vesta į priekį pertvarka, ne? Ji tarsi atvėrė rinką, bet kartu uždarė galimybę realiai kitiems dalyviams ateiti ir čia realiai dirbti. Kokie pakeitimai arba kokios sąlygos iš esmės apribojo naujų žaidėjų ateimą? Dėl kokių priežasčių tas monopolis vis labiau ryškėja ir top sport dominavimas tampa vis labiau akivaizdus? Pirmiausiai tai yra akivaizdu, kad per jo, reiškia, tą vadinamą pertvarką, kuri aiškiai buvo užsakyta ir aiškiai, reiškia, per jį aktyvizuota, taip, tam tikrų momentų, jūs žinote tą momentą, Mes kalbėjome apie tai. Jisai Seimo tribūnoje, kaip sakant, buvo ir teisėjas, ir prokuroras, ir tardytojas, kadangi jau šventai tikėjo, reiškia, kad jau čia mišios, kai kam bus. Va, tai vienas dalykas, tai dabar turinys. Tų jo, reiškia, pavadinkim, pertvarkų. Tai pirmiausia, jeigu suabsoliutinta reikalą, sustambintai, paprastai paaiškint, tai jisai padarė viską, kad antžeminiai lošimai iš vis nebegalėtų plėtotis. Antras dalykas, jisai padarė tą, kad laike 5 metų bėgyje praktiškai jie išnyktų. Kadangi jie turės kreiptis į tarybas, taip, kur, kaip sakant, tikrai žmonės supratimo neturi jokio. Dabar toliau, reiškia, sąlygos tokios, net jeigu tu naujai norėtum ateiti, tai, reiškia, ta licenzija 300 000 eurų. Antra, įvesti adekvačius licencijos mokesčius. Kurią, reiškia, jisai sustatė tas kainas ir ją Seimas patvirtino įkainius licenzijų. Tai jeigu kas nors norėtų atidaryti vieną saloną, pavyzdžiui, tai jis atidirbinėtų 22 metus. Pagal šios dienos rodiklius. Taip, tai akivaizdu, ko jisai siekia. Dabar norint daryti, pavyzdžiui, kokią 10 vietų, tai misija yra aiškiai neįmanoma. Nes užstriksi savivaldybėse. Ne tik. Yra grynos biurokratinės procedūros. Dabar yra kalba tokia. Jūs įsivaizduokite, net jeigu tu gautum tarybos sutikimą, daleiskim, kreipiantis į lošimų priežiūros tarnybą dėl leidimo, reiškia, jis negali būti išduotas anksčiau nei prieš 2 mėnesius. O per 2 mėnesius, reiškia, parengti patalpas darbui jo yra visiškai neįmanoma. Tai čia tokios geležinės klumpės. Nes reikia keisti paskirtį daugumoje atveju, taip toliau panašiai. Visa tai buvo, aišku, padaryta tų žmonių, kurie jam rengė tą projektą. Aš esu iniciatorius šio projekto, tačiau rengdamas jį konsultavausi su Finansų ministerija, lošimų priežiūros tarnyba ir juo bandome padaryti kelis dalykus. Aš manau, kad jisai gal ir net nesuprato, kas jam iš vis parengta yra. Tai tiesiog aktyvizavo žmogų ir tą mes matydavom ir kitose kadencijose, taip toliau. Iš kitų partijų. Iš kitų ir iš tų pačių jie aktyvizuodavo kažkokius žmonės, pakankamai įtakingus žmonės, taip. Ir tie žmonės, kaip sakant, veikia į vieną pusę. Ir tiek žinių. Dabar aš jų nevardinsiu, ar ne, bet jeigu prasidės tyrimas, taip, iš tikrųjų, parlamentinis tyrimas, kurio mes prašėme, taip, tai bus pateikta žymiai daugiau, reiškia, medžiagų ir
taip toliau ir galėsim pakalbėti jau žymiai rimčiau. Dėl suprantamų priežasčių mes negalim to daryti viešoje erdvėje, bet jo tas projektas akivaizdžiai, reiškia, iš vienos pusės jisai žemę visiškai jis realiai sustabdo. Visus nuosakius, kaip mes minėjom, iš 75 procentų liko 15 procentų. Jo, tai čia yra jau rinkos tendencijos, tai dabar toliau ką jisai daro. Tai faktiškai, nuosaikiai rinka vis tiek B kategorija turėjo ten 28 procentus 2015 metais, dabar ten žymiai mažiau turi šitoje rinkoje. Ir žiūrėkit, kas vyksta toliau. O toliau, reiškia, ypatingai jisai atjungia, reiškia, darbo vietų kūrimą, norint nuotolinę veiklą daryti, reiškia, jau nebereikia, jisai supaprastina, reiškia, jisai antžeminiam lošimam. Dabar įsiklausykit dar įdomų dalyką. Lošimo namam. Tai ir taip reikėjo gauti tarybos sutikimą. Dabar duomenys lentelėje aiškiai rodo pajamingumą per lošimo vietą. Tai dabar jūs įsivaizduokit tokį dalyką. Lošimo namai 183, vienas namas 1000 generuoja per mėnesį. Taip, per mėnesį. Dabar lošimo salonas 13 000. Ir lažybų punktas 9 000. Tai jūs dabar galite įsivaizduoti skirtumus šitų sektorių. Tai dabar kas vyksta toliau? Nuotoliniai erdvėje legalizuojama ta veikla, ar ne? Jai išvis nieko nereikia, jau darbo vietų taip pat nereikia kurti ant žemės, jiem nebereikia, nors tai nebuvo sudėtinga iki toliai. Ir pasiūla visuomeniai, taip, jinai yra iš tikrųjų labai agresyvi, labai socialiai pavojinga. Dėl minėjau, kokių priežasčių. Aiškiausiai matosi, kad jisai, ką darė, jisai jos protegavo. Dabar žiūrėkit, kas vyksta toliau. Toliau, reiškia, ką jie sumanė dar padaryti, tai yra visiškai akivaizdu. Paėmė mėnesinės pajamas, gross gaming revenue, reiškia vieno B automato, paėmė vieno stalo ir vieno A kategorijos automato. Taip? Ir ką tu matai? Tu matai, kad per tą patį mėnesį, reiškia, automatas 2200 generuoja pajamų, A kategorijos, stalas 14 000, taip, ir reiškia B 766 eurus. Ir jisai užkala, jo komitetas, jo vadovaujamas komitetas kelia dar mokesčius iki tokio lygio, uždeda po 20 visiems, taip, kai jau 700 eurų eilės pajamom, tai jau beveik kritinė riba. Kritinė riba. Ir jisai, ko siekiama šito? O siekiama paprasto dalyko. Tuo pat metu 2200 eurų generuoja A kategorijos automatą ir žmonės 3 kartus pralaimėjant A kategorijos lošimo namuose pralošė daugiau. Jie siekia sunaikinti B kategoriją ir pakeisti salonuose A kategorijos automatais. Tai yra visiškai akivaizdu ir aišku, ką jie daro lygiagrečiai. Tai aš noriu pasakyti, Majauskas turėtų prisistatyti. Mano siūlymas yra vis tik padidinti antžeminiams lošimams tarifą ir pritaikyti 20 procentų kaip kompromisinį tokį tarifą. Tai deklaracija, kad visiems mokesčiai didinami vienodai, yra iš esmės melas, nes vienodą išraišką didinant mes nuosaikiausius labiausia prispaudžiam. Tai toks ir yra jų tikslas. Tai jūs įsivaizduokit, reiškia, aktyvizavo, reiškia, kritinių tokių momentų. Jie daro tokius ėjimus, įsivaizduokit. Ir Seimas pritarinėja, ir specializuotos institucijos rašo išvadas, teigiamas čia, jo ir pakišamas viceministras visai neatsakingas už lošimus, ar ne, ir online komitete kinkoja galvą ir sako, mes kaip ir pritarėm mokesčių didinimui, nes mūsų ir yra tikslas pildyti biudžetą. Tai aš galiu šiandien pasakyti, tegu visi lošimo organizatoriai, tie valdininkai ir politikai pasižiūri į 2 tas diagramas, į tą, reiškia, pyragą. Ir aš galiu garantuoti, kad jeigu nebus pakeisti šitie teisės aktai, taip, nebus atkeisti, nebus peržiūrėti rimtai, nebus sumažinti mokesčiai nuosaikiom rūšim, tai galiu pasakyti, tam pyragė mes pamatysim didelius pasikeitimus. Trečdalio bendrovių nebeliks. Šitą aš galiu užtikrinti. Ir galiu pasakyti, jeigu pirmais metais po Majausko, sekundę, po Majausko pertvarkos pirmais metais, reiškia, uždarytos 50
53 lošimų vietos, taip, ir darbo vietų prarasta ten, grubiai kalbant, manau, apie 250, taip, tai mes pasiekus kulminaciją, kada tu per 5 metus, reiškia, turi tą viską pereiti, reiškia, jo susimokėti kažkodėl tai ir panašiai, ir gauti tarybų sutikimus, galiu drąsiai pasakyti, minimum 500 vietų dar, kaip sakant, bus atpalaiduota ir mes matysime, kad krūva vietų uždaryti.